Labas visiems, labas. Kai karštį turim, ką? Pagaliau mes vasarėlės turim. Mašiną dabar tik išjungiu kondicionierių, bet tarp susitikimų kelias dienos vis gyvai važiuoju, taip jau gavosi. Ir netiek daug online, bet faina, smagu, tai lininiai rūbai gelbėjai. Nors ir glamžus baisiausiai, bet gelbėjai, ne? Bet ne apie tai. Dieną buvau pas vieną iš klienčių ir klientė buvo pilnai įsitikinus, kad turi gyvybės draudimą ir viskas gerai, moka labai nebrangiai, tik tai 6 svariukus, kas super, nuostabu, labai gerai. Ir aš sakau, patikrinkim, įsitikinkim, pažiūrėsim, kas ten yra, nes nelabai galėjo prisiminti visą informaciją. Ir kai mes patikrinom, pažiūrėjom, tai sumatėm visai normaliai apdrausta, viskas su tom gerai, bet draudimui likę 3 metai tik tais. Terminas buvo padarytas labai trumpas, ne, ir taip, tada draudimas labai pigus ir gražią didelę sumą apdraudžia, ne, ir visi labai laimingi ir patenkinti, nereikia daug mokėta ir daug apdrausta ir skaičiukai atrodo labai gražiai, vienur labai mažiukai, kitur labai didelį. Wow, super, bet nieks nepatikrina ir nieks nepažiūrėjo, o tas, kas darė, neinformavo, koks yra terminas. Ir klientas įsivaizduoja, kad jis turi iki bele kada. Taigi gyvybės draudimas galioja iki bele kada? Ne, taip nėra. Ir ten terminas buvo tik tais, realiai tik 5 metam. Tai visiškai aš skaitau, kad tai yra absoliučiai niekinis draudimas tokiam terminui daryti. Nebent jau mes šnekam, nežinau, su 80-mečio, ne? Ir tada, taip, dar 5 metam pasidaryti, okei, gerai, galim. Ne? Ir tai nepasiūlyčiau 5 metų. Ne? Tai verta pasitikrinti ir verta sužiūrėti ir jeigu tiksliai nepamenat, kokiam terminui jūsų draudimai yra, tai tikrai patikrinkit juos, nes gali būti, kad liko tik tai keli metai. Po tų kelių metų jūs keliais metais senesni, jūs keliais metais vyresni, kitokios visiškai jūsų galimybės, kitokie jūsų sveikatos atsakymai, kas liečia klausimyną pildant, ne, ir panašiai. Ir netgi šnekam apie tokius reikalus, kad o gal po tų kelių metų iš jūs net negalėsi turėti draudimą, todėl kad, nežinau, pavyzdžiui, diagnozė vėžys. Ir tai yra baisu ir tokių dalykų mes aplinkui turim labai daug ir žmonės tada sako, o tai ką man daryti? Tai reikėjo daryti vakar. Deja, ne? Ir labai gaila, kad tokiu atveju tada nebegali padėti žmogui. Tai va, kodėl sakau, tikrinkit, žiūrėkit, kokie pas jūs yra terminai. Ir tai, kad jūs mokat nedaug ir džiaukitės, kad moka nedaug. Super, nuostabu, visą laiką galim pasireguliuoti pagal savo biudžetą visus draudimus, bet jeigu jūs mokat labai nedaug, tai ypač, sakau, iš karto patikrinkit terminus, iki kada yra galiojantis draudimas, kiek laiko jis bus galiojantis jums. Ir kuo ilgiau, tuo geriau. Tikrai taip.